Apie omega rūgštis ir jų svarbą mūsų organizmams savo laidose jau esame kalbėję ne kartą. Šiandieną norime pakalbėti apie augalinės kilmės omega rūgštis ir jų naudą. Jeigu mes renkamės augalinės kilmės produktą, jame yra omega 3, omega 6, omega 7 ir omega 9. Taigi gaunamas pilnas kompleksas omega riebalų rūgščių. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, augalinės kilmės produktas yra tinkamas visai šeimai. Žinome, kad netgi jau vystantis embrionui, omega riebalų rūgštis dalyvauja kaupiasi embriono smegenyse. Taipogi, omega riebalų rūgštis yra svarbios kūdikiui, yra svarbios, sakykime, maitinančioms mamoms, kurios taipogi turėtų vartoti šitą preparatą, kadangi su pienu atitinkamai omega riebalų rūgštys yra perduodamos kūdikiui. Taigi produktas tinka ir mažiem vaikam, ir nešiom moterim, ir, žinoma, suaugusiems bei pagyvenusio amžiaus žmonėm. Trečias dalykas tai, kad, sakykime, jūs gaunate, vartodami augalinės kilmės produktą, jūs gaunate ne tik 4 skirtingas omega riebalų rūgštis, bet ir, sakykime, produktas, skirtingai negu žuvų taukai, yra neutralaus skonio ir labai silpno specifinio kvapo. Taigi jį daug yra paprasčiau sugirdyti savo mažam vaikui arba kūdikiui. Taigi tiksliau tie, kas tikrai nemėgsta žuvų taukų skonių ir kvapo, tikrai rekomenduojame rinktis augalinės kilmės šaltinį, tai yra produktą Oilė Vegan, kuriame ir yra būtent omega riebiosios rūgštys. Oilė Vegan – tai augalinės kilmės omega rūgštys tinkamos visai šeimai. Šiame preparate gausu riebalų rūgščių omega 3, omega 6, kurios reikalingos smegenų vystymuisi, širdies darbo, regėjimo gerinimui. Oilė Vegan preparate esančios omega 7 ir omega 9 būtinos gerinant nervų sistemos darbą, stiprinant kraujotaką, imunitetą, reguliuojant kraujo krešėjimą, įsisavinant kitas naudingas riebalų rūgštis. Rūpinkite savo sveikata su Oilė Vegan. Augalinės kilmės preparato Oilė Vegan ieškokite Camellia vaistinėse.